Labą dieną. Klausau? Labą dieną. Labą dieną. Dėl ispanų kalbos kursų skambinam. Taip, malonu. Kaip pavyzdžiui bus ispaniškai namas? Dar kartą negirdžiau. Kaip ispaniškai bus, tarkim, laivas? Laivas. Nu, Laivas ispaniškai yra barko. Barko. kaip ispaniškai bus, tarkim, narkomanas? Tai tu dėl ko skambini? Ispaniškai reikia porą žodžių sužinot, vertimo. Tau reikia porą žodžių? Taip, tik jūs ispaniškai mokot. Tai vertimą panaudok. Čia yra pamokas, ne kažkokia žodinė. Pervesiu porą eurų, padėkit. Ne. Taigi vertimą yra naudok. O tai jūs pats iš Ispanijos? Alio. Taip. Jūs pats, you from Spain? Taip. I have heard that in Spain a lot of gays. Gerai, malonu. Tai gal domina pažintys? Žiūrėk, aš neturiu kada. Čia rimtai. Jeigu domina mokytis, tai prašau, jeigu ne, tai ne. Gerai? Gerai, davai. Labą dieną. Labą dieną. Dėl vokiečių kalbos kursų. Taip, klausau jūsų. Domina mokymasis. Jūs čia savo ar vaikams? Pats aš pricepų neturiu. Ko neturite? Neturiu pricepų. Supratau. Na gerai, dabar sakykit, kada jūs norite pradėti jau kitą savaitę, ar sakykim... Nors ir šiandien. Aha, supratau. Tai dabar reikia pasižiūrėti. O sakykit, kokie laikai jums tiktų? Sakykim, nes matot, aš iki pietų nelabai galiu, nes turiu kitą darbą dar. Gerai, žiūrėkit, pradžioje gal paklauskit porą klausimų, vokiškai pažiūrėkime mano lygį. Aha, o jūs kažkaip mokytės tai anksčiau? Nu tai vat paklauskit ir išsiaiškinam. Tai matot, vis tiek įdomu žinoti, koks jūsų tas lygis. Nu paklauskit, kaip sekasi, ką veikiu. Aha, seit wann lernen Sie Deutsch? Ja, schnell, narkoman, tabor. Ką aš čia pasakiau? Aha, seit wann, ar ne? Tai būtų klausimas, nuo kada jau mokotės, ar ne, tą vokiečių kalbą, ar ne? Atsakau tada, babuin. Jokauju. Und wofür brauchen Sie es Deutsch? Also brauchen Sie für Arbeit, für Studium oder für Panzer. beruflich? Bitte? Panzer, Autobahn. Autobahn, ja. Autobahn. Verkaufen Sie Autos oder sind Sie in Deutschland jetzt oder in Litauen? Scheiße. Na tai jau žodžiu nelabai kažką prisiminat, ar ne? Ne, tai ką, aš prasilakęs visas. Boba kurva mano, toks ir gyvenimas mano. Aha, tai jūs dabar dėl ko paskambino, dėl kalbos ar dėl ko? Dėl kalbos ir šiaip paisikalinėt, pasišnekėt, pabendraut. Aha, nu matot, kaip sakyti, jeigu dėl pamokų tai galim kalbėti, o šiaip dėl kitų reikalų tai nelabai. Po kokia patirtis pas pačią? Dėl mokymo? Taip. Nu matot, aš 25 metais baigiau filologiją, 24 metais, tai yra 2004 metais, ar ne, tai čia būtų kiek metų, 21 turbūt metai. Nu, iš balso girdžiu, kad ne malalietka. Na, galbūt. O kaip patirtis lovoje? Na, žinokit, aš lovos reikalai, nekonsultuoju jūsų. Žinokit, tai tada kažkur kreipitės kitur, gerai? Tai kaip supratau, pažintys nedomina? Ne, ačiū, žinokit, nedomina tikrai. Iki, viso geriausio. Viso gero. Labą dieną. Labą dieną. Ar prancūzų mokytojai paskaminom? Taip, tikrai. Norim mokytis prancūziškai. Jūs norite, ar kad
Kančiats nenoriu, aš pats ukrainietis buvau, sakau, kalbos mokytis noriu. Tai gerai, bet jūs pats norit mokytis. Nu taip, vienas norėčiau, taip. Galiu pakviesti porą Tai draugelį. gerai. O kam jums reikalinga ta kalba? Važiuojate į Prancūziją, ne? Planuoju dirbti Prancūzijos strojkėse. Nu gerai, galima pradėti. Nu kaip, pavyzdžiui, būtų prancūziškai narkomanas. Narkomanas? Taip. Nu, nežinau, kaip pasakyti. Nu kaip prancūziškai bus gaidys, pavyzdžiui. Liokok? O kaip pasakyti, tarkim, mano draugas Petras yra gaidys. Mon ami Pierre et Coq. O pavyzdžiui, kaip pasakyti, Napoleonas yra Europos karalius. Napoléon est le roi de l'Europe. Kaip pasakyti, ukrainiečiams viskas nemokamai, o lietuviams sunku. Pour les Ukrainiens, tout est gratuit, mais pour les Lituaniens, c'est très difficile. Kiek jūs jau metų mokot, labai viską mokot? Ne, aš turiu labai didelę patirtį, 40 metų turiu jau. Tai kad man ta prancūzų kalba, taip jau labai jau įaugusi. O pati Prancūzijoje gyvenote? Ne, vertėjaut važiuodavau. Vertėjaut kam? Vertėjauti įvairiai buvo projektas su grožio srityje. Pati pradžia buvo vairuotojai, kurie pirkdavo padavėtas mašinas, bet tas buvo jaunystė. Tai va, tai patirties turiu ir dabar kuriu, kiek vertėjauju. O teko vat kada nors per gyvenimą su prancūzų džigi? Ar iš čia rimtai, iš norit mokytis, ar iš čia šiaip savo paskambinot man? Aš tai noriu mokytis, tiesiog dabar mes čia bendraujam apie gyvenimą. Vis tiek suaugę žmonės esam. Visi žinom, kas tai yra. Nu tai čia tokie dalykai. Čia jau jūs mane egzaminuojat ir tokių klausimų klausat, kurie yra neetiški. Gerai, vienu žodžiu. O kas, vat, pavyzdžiui, kaip vyrai geresni, lietuviai ar prancūzai? Negaliu pasakyti. O, supratau tada. O kaip pasakyt prancūziškai Šanchajus? Tai dabar jūs sakykit, jūs norit mokytis, ar jūs čia juokaujat? Jeigu juokaujat, tai baigiam kalbą. Nu gerai, pašnekam prancūziškai ir pamatysite, ar aš šneku, kaip koks mano lygis. Pašnekam. Ai, padėra. Labą dieną. Labą dieną. Dėl kalbų kursų skambinam. Norėčiau išmokti angliškai, kadangi apsimoka. Apsimoka, bet nežinau, priklausomai nuo to, kur dirbate. Kam reikalinga ta kalba? Jeigu vakarų Europoje dirbant, tai faktas, kad geriau jau anglų negu lenkų. Na, galbūt, nežinau. Ar sakykit, koks jūs lygmuo dabar? Ar kalbate šiek tiek? Lygmuo. Galim pamatyti pašnekėti porą sakinių. Okay, we can talk in English then. Yes, I'm very good peoples. Okay, so maybe you can tell me what's the reason why you want to study English? I want English study because working want in Germany or somewhere. So you just want to work with international companies, but now you are not working with them. Living on benefits now. Okay, great. So first of all, I'd like to ask you, what are your plans for learning? When do you want to start, first of all? And how's about the timing? Are you able to do it during the day or only in the evening? Evening
from autumn. And later on? Later, maybe something more serious on the table. Okay, so in the evening, actually, I don't have as many free slots. I just can tell you what I have, and then you'll tell me whether it's good for you or not. So actually, in the evening, I'm available on Tuesdays, starting from 6 p.m. And Per daug jau šneka, nesąmonė šneka. Labą dieną. Hi, do you speak English? Biški, a little. Uh-huh. Anglų kalbą mokote? Yeah, I am, yeah. Where are you from? From England. Good people or not good people? I hope good people. Rooster or good boy? Hopefully good boy. So, what you can offer for me? You would like English language lessons, yeah? Yes, I want to work in West Europe, so I need to learn English. Okay. Do you mind if I call you back? I'm just in the middle of dinner. What was your name? Lawrence. Lawrence. Okay. I will call you back, Lawrence, in about 20 minutes. Is that okay? Can't wait. All right, mate. Thank you. Nu, ką, dėl kursų skambiname? dėl kalbos. Galite iškiau šnekėti, kokia iš čia kalba šnekėt? Atsiprašau. Sakau, dėl kursų anglų kalbos skambinam tetą. Labas rytas. Taip, aš supratau, aš paklausiau jūsų, ar jūs dėl anglų kalbos. O kokias dar kalbas mokot? Galite aiškiau kalbėti? Kokias kalбас dar mokote, тята? Вот какие еще языки учите? Tai jūs galite с manim lietuviškai kalbėti. Так почему вы, kodėl jūs neatsakote mane klausimus? Aš klausiu, kokias kalbas mokote, teta? Klausiu. Ačiū labai, galite man daugiau neskambinti. Prostitutka. O kas čia tokia? Kas čia toks? Nežinau, kas čia skambino man. Dėl kalbų skambinėjo čia žmonėms. Tai Maibachą, pažįstu balsą jūsų. Labą dieną. Čia kiniečių kalbą mokot ar anglų? Kinų kalbą, taip. Kaip kinietiškai bus narkomanas, pavyzdžiui? Oi, ne, aš nedalyvauju šitose reikaluose. Jeigu rimtai, nebent jeigu nori mokyti, tada nieko nesakysiu kaip jokias. O taip pats bazarinat kiniškai, ar ne? Taip. Nu kaip? Jeigu rimtai nori mokytis, tada taip, bet abejoju. Tai sorry, nieko nesakysiu. Ačiū tau ir skambutį. Visai gero. Iki. Labą dieną. Dėl italų kalbos kursų skambiname. Taip, klausiu visų. Domina. Domina kursai. Taip. Gerai, o kokio lygio jūs domina? Jūs nuo nulio norėtumėt pradėti, ar jau esate mokėsi? Paklauskit manęs kažko itališkai. Žinokit, aš pati nedėstau, tai pagal tai paklausus, ten lygio nenustatysiu. Tai, žinokit, jeigu taip jau esat kažką mokytis ir nežinote kokį lygį, tai galima pasikalbėti su grupių dėstytojais, jie būtent porą klausimų užduoda ir gali jau pasiūlyti. Arba testą galima mūsų puslapyje padaryti. O jūs pati kokiam kalbom šnekat? Kas čia per... Prašau? Pati kokiam kalbom šnekate? Aš itališkai kalbu, bet aš nesu dėstytoja pati. Aš užsiemu kursų tai. Nu tai paklauskite itališkai, kaip sekasi man. Na, gerai, come si chiama lei? Bene. Di dov'è? Narkoman. Gerai, tai žinokit, siūlyčiau pradėti nuo pradžių, vis dėlto gramatikos pagrindus susidėlioti ir... Gerai, tada porą klausimų tada. Porą klausimų. Kaip itališkai gaidys? Man labai įdomu, nes mes su draugeliais kartais juokaujam. Atleiskit, žinokit, neužsiemam to, kad vertimu, tai jeigu jums įdomu, tai reikėtų užsiregistruoti tada.
Pervesiu 2 eurus. Pasakyk, tai kaip itališkai gaidys. Aš žinau, kad labai atsiprašau, bet man tikrai nelabai suprantu jau šito pokalbio esmės. Gerai, tada aš... Ar jūs skambinate tiesiog pajuokauti, ar jums iš tikrųjų įdomina? Gerai, žiūrėkit, aš tada einu prie reikalo, gerai? Gerai, tai vat. Tai palaukit, aš einu prie reikalo, žiūrėkit, gal domina pažintis tada, prie kavos ar kažko viešbutyje. Na, tai matau, kad vėl ne į tą pusę, tai žinau, kad aš tikrai atsiprašau ir tiesiog linkiu jums šiam vakarui kažkaip tai susirasti kitą kompaniją, nes man atrodo, kad ne ten kažkur suradot. Na, Gerai, geriausia. atrodo įspūdingai. Labą dieną. Labas. Dėl rusų kalbos skambinam kursų. Ką jūs norėjai sakyti, kaip domina? Учиться хочем, по-русскому нормально говорить. Na, jeigu jūs kalbate rusiškai, kam jį moku? Nu, aš gatvėje išmokau, tai galima tikrai geriau šnekėti. Nu, jeigu norit, tai galim tartis, jeigu kokią nors klausimą turit. Atsakyti į klausimą jūsų. Nu gerai, išverskit, pavyzdžiui, sakinį. Rūlėmis vėleikį, virchnaja panara. Na, atrodo, kad jūs manęs norit patikrinti, o rimtai mokytis. Labai atsiprašau. Iki pasimatymo, su geru. Давай.